Laukiu prisijungiant. Labas vakaras. Taip. Dar truputėlį palauksim. Ir pradėsiu transliaciją. Tema, kuri yra be galo aktuali dažnai iš mūsų. Tai rašo lėtas ryšys. Kodėl lėtas, pažiūrėsim. Ir viskas gerai. Ar gerai matote, kas prisijungėt mane? Gal gali parašyti, ar gerai matausi, ar gerai girdisi. Galbūt ausinės įsijungti, įsidėti, kaip girdisi ir matosi. Labas vakaras. Kas jungiasi, gal galit brūkštelti. Taip, kur čia tie komentarai. Ar girdit mane gerai? Ar matot mane? Labas vakaras, kas jungiasi. Taip. Bandau dar pasižiūrėti komentarus, kodėl man nieko nerodo. Linda sveika, labas vakaras, girdim ir matom. Ačiū Dovilė, kad parašėt. Tai prisipažinsiu, kad jaudinuos, nes paprastai būnu kitoje ekrano pusėje ir būnu tik ta, kuri pristato, lektorius, moderuoja, bet pajutau, Linda, ačiū, labas varyk, ačiū už palaikymą, bet pajutau vidinį kvietimą dalintis savo patirtimi, savo žiniomis, atvirai ir viešai, nes pastarosiom dienom tikrai nemelosiu, kiekvieną dieną vis sulaukiu žinučių, skambučių. Jūs ačiū, kad tu kalbėjai apie daugelį dalykų viešai ir gal galėtum būti mano kaučerė, gal galėtum palaikyti už rankos, gal galėtum. Tai gal ir galėčiau, bet pirma turbūt, kodėl negalėjau ir kodėl kartais dar vis negalėčiau. Tai yra apie nepakankamumą, apie jausmą, kad jaučiausi ir dar tikrai yra momentų, kur jaučiuosi nepakankamai žinanti, nepakankamai tobulai, nepakankamai gerai atrodanti, nepakankamai aiškiai formuluojanti mintis, nepakankamai pasitikiu tiek, kad o gal aš žmogų nukreipsiu ar vesiu už rankos netobulai, ne ta linkme, būsiu per griežta ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip man viskas apskritai sukrito į šitą live pokalbį šiandien, net ne pokalbį, pasidalinimą, kad tai labai susijęs su motinos žaizda. Gintarė rašo, labas, žaviuosi šaunuolė, ačiū Gintarė, labai ačiū už palaikymą, nes tikrai nedrąsu kalbėti. Ir visa tai man sukrito po paskutinės kelionės į Egiptą, iš kurios grįžau prieš porą savaičių, nes iki
savo kelionę šitos į Egiptą aš buvau užblokavusi savo mamą. Nepalaikiau absoliučiai jokių santykių gana ilgą laiką. Ir būtent šitos kelionės metu ir netgi grįžus po jos, labai gražiai man sukrito karoliukai, apie ką buvo mano nepakankamumas, apie ką buvo mano baimės gyventi ir daryti tai, ką aš noriu, apie ką netgi buvo mano santykis su savo mama. Ir galvoju, nuo ko norėčiau pradėti. Galbūt apskritai, kas tai yra motinos žaizda. Šauniai sekasi kalbėti, jau iškart atvirai, autentiškai, ačiū Jurgita, nemoku aš kitaip neišeina. Kas yra motinos žaizda? Literatūrai rašoma įvairių apibūdinimų, bet paprastai vis tik motinos žaizda yra apie santykį tarp mamos ir dukros. Ir tai yra apie trūkumą vaikystėje, kuomet mes galbūt buvom pamaitintos ir aprengtos, bet trūko emocinės paramos, emocinio supratimo. Tuomet, kada mama neleido mum reikšti savo emocijų, jausmų išreikšti, net ne emocijų, garsiai verkti, garsiai kalbėti, garsiai juoktis. Tuomet, kada vaikystėje mūsų mamos buvo itin kritiškos, emocinė ta mamos žaizda taip pat suteikia, perteikia mamos, kurios pačios turėjo psichinių ligų ar priklausomybių. Ir visi tie emociniai momentai labai stipriai paveikia mus kaip dukras ir ką labai nelengva pripažinti, kad tai įtakoja mūsų kasdienį gyvenimą šiandien suaugusių moterų. Ir kaip tai pasireiškia suaugusių moterų gyvenime? Kaip pasireiškia mano gyvenime? Aš labai bijojau bet kieno kritikos, bet kieno. Aš visada galvojau ir dar tikrai dažnai galvoju ir dabar net kalbėdama galvoju, kad galėjau labiau pasistengti ir labiau pasiruošti, kad nepakankamai gerai žinau. Netgi motinos žaizda atsispindi per pinigus, kad esu nepakankamai verta uždirbti ir gauti didelius pinigus. Nes galbūt mama niekino turtingiau gyvenančias kitas moteris ir mamas netgi. Žema savigarba, pavyzdžiui, situacijose, kur aš pasijaučiu menkesnė, žemesnė. Vat draugė, kuri žiūri šitą laivą, yra psichoterapeutė, ar ne, ir aš jau mano galvoj sukdavosi. Dabar jinai žiūri ir greičiausiai mane vertina. Labai didelė baimė būti įvertintai, net neteigiamai, iš esmės būti vertinamai. Ir tas momentas, kuomet laukiu ir laukia moteris, kurios turi motinos žaizdą, o jų yra tikrai labai daug, amžinai viską darau dėl to, kad įtikti savo mamai. Ir tai darom absoliučiai nesąmoningai. Net galvoju dabar kokį greitai pavyzdį. Bet ką? Ir
tie dalykai yra tiek nesąmoningi ir tiek subtilūs, kad labai netgi nėra lengva pastebėti, kad mano galvoje kalba ir vertina mano mama. Ir viduje mano kažkas pradėjo kilti ir vykti, tai truputėlį pradedu lėčiau kalbėti. Ir visas tas nepakankamumas, kuomet jautiesi ar jaučiamės bet kur netinkamos, nepakankamos, netobulos ir jeigu padarėm, sukritikuojam pačios save baisiausiai, labiausiai, niekingiausiai, kaip tik įmanoma, eusiai su ne, kalba apie motinos žaizdą, apie nepakankamumą. Ir vienintelis dalykas, turbūt, kad gydyti motinos žaizdą iš tiesų yra ilgas ir sudėtingas kelias. Ir tuo pačiu, kaip saugusi moteris, suvokiu, kad būtų labai neteisinga ir netgi nesąmoninga ir net neišmintinga visomis savo dabartinio gyvenimo kelionės gyvenimo visais įvykiais, sėkmėmis ir nesėkmėmis kaltinti mamą ir visą laiką sakyti, čia dėl to, kad ten vaikystėje negavau to nuo 3, 4, 5, kalta mano mama ir aš dabar negaliu kažko tai daryti. Šita paskutinė kelionė į Egiptą tikrai mane labai įgalino pamatyti ir suvokti, kad taip man nelengva čia prisipažinti, bet kad kažkur mano viduje vis dar sėdėjo ta Justė, kuri net ir lankiusi įvairiausių psichoterapijų, dariusi įvairiausių praktikų, rašiusi laiškus, deginusi, šaukusi, riekusi, šokusi. Tikrai labai didelį kelią ir įvairų kelią nuėjau būtent motinos žaizdos gydyme, santykėje su savo mama. Ir būtent šios kelionės metu ir po šios kelionės suvokiau, kad aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą ir už visus veiksmus ir dalykus, tai, kas vyksta mano gyvenime, esu atsakinga aš pati. Ir mano viduje labai kažkas atlaisvėjo. Pajutus tą galią ir paleidus mamą kaip po kaltininkę kažko tai, ko aš negaliu padaryti, kur aš esu nepakankama, kur aš kažko tai bijau. Ir kaip būtent man tai nutiko. Į šią moterų grupę, į šią moterų kelionę aš labai gerai žinojau, kad mane kviečia deivė Egipto, viena iš panteono deivių, deivė Hathor, kuri turėjo labai platų spektrą, už ką ji buvo atsakinga. Ji netgi, nežinau kiek žinot, ji buvo vaizduojama kaip karvė, po to tik tai karvės veidas ir galų gale visai ilgoje istorijoje liko tik tai karvės ausis. Ir turėjo savo amžių, jaučio erą. Ir viena tik tai iš atsakomybių, už kurias ji buvo atsakinga, tai motina maitintoja, motina žemė, dangaus deivė,
visos visatos, kosmoso deivė. Vienas toks labai labai platus spektras. Kitas spektras yra, kad ji buvo malonumų, girtuoklystė, šokių, muzikos, malonumų deivė. Ir aš važiuodama į šitą kelionę, aš įsivaizdavau, kad aš važiuoju į malonumų stovyklą, šokiai, dainos, estrada, vien malonumai ir aš čia būsiu labai jau šitame visame kame. Betgi, patyriminės kelionės nebūtų patyriminės kelionės, jei mūsų grupėje nebūtų viena moteris, kuri atrodė išvaizdos prasme labai panašiai į mano mamą, ir ji mane vadindavo Justytė. Mano vardas šiaip yra Justė ir šita moteris mane vadindavo Justytė, nes jos dukros vardas Justina ir savo dukrą vadina irgi Justytė. Kartais mane pavadindavo ir Justina, bet iš esmės labai retai ir aš būdavau Justytė. Ir tas jos vadinimas manęs Justytė šitos kelionės metu mane be galo gydė. Nes Justytė mane vadina tik mano tėtis. Ir iš savo mamos tikrai gana retai tai išgirsdavau, bet būtent šitoje kelionėje įvyko greičiausiai perkelimas per personifikaciją ir per tą moterį, per manęs vadinimą Justytė, vyko mano sveikimas, mano gijimas santykė su mama. Kitas momentas, mūsų gidas pasidalino istoriją, kaip per Ramadaną jis nupirko savo mamai kelionę į Meką. Musulmonams kelionė į Meką yra kažkas tokio labai 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 didelio. Tai yra vienas iš must aprašytų Korane aplankyti Meką. Krikščionybei tokių net nėra turbūt. Mes neturim, ne mes, bet krikščionys neturi tokių. Ir ta kelionė kainuoja begaliniai daug. Šitas jaunas vyrukas prižiūri savo mamą, nes yra serganti. Ir aš tiesiog paklausiau, kaip tavo mama, ir jis sako, neblogai, ir aš nupirkau savo mamai kelionę į Meką. Ten ar 2 ar 3 tūkstančiai dolerių, tai Egipte tai yra begaliniai dideli pinigai. Ir aš jo klausau, kaip jisai vyras, 30 kelių metų, dalinasi apie savo mamą, su tokia vidinė pagarba, su tokiu vidiniu jausmu, ir jisai man pasakoja ne su pasididžiavimu, to neigiamą prasme, kaip mes sakom, pasikėlęs, tiesiog nerandu dabar greitai žodžio, bet jis dalinasi su tokia pilnatvė, su tokiu pasidžiaugimu, kad jis galėjo mamai teikti tokią dovaną. Ir aš jo klausau ir taip, okei. Jaučiu, kad mano viduje vėl kažkas labai 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 stipriai vyksta. Trečias žmogus, kuris mane šitoje kelionėje labai įtakojo, tai mano partneris Mustafa, su kuriuo mes viską, aš Lietuvoje, jis Egipte viską organizuoja. Jo santykis su mama ir kaip jisai pasakoja apie savo mamą ir kaip viskas, ką turi gyvenime, yra tik tai dėl to, kad jo mama meldžiasi dėl jo ir prašo visko ko geriausio Allah jam ir kad visos maldos yra jo mamos ir viskas, kas gero nutinka, tai yra dėl to, kad jo tėvai apskritai meldėsi dėl jo. Ir, žinot, aš klausau tas istorijas, tuos jų pasidalinimus ir suvokiu, kaip pas mus mes ir Dievo įsakymuose, ar ne, yra 10 parašyta gerbk savo tėvą ir motiną. Ir aš ten visų kūnų, visų savo vidumi pajaučiau tą, kaip pas juos nėra
tokio dalyko, kaip tu turi, ar gerbk. Jie tiesiog gerbė. Iš jų viso vidaus, visos maldos, viskas yra apie mamą. Ir kaip jie sako, kad viską, ką gyvenime mes gaunam, tai yra dėl santykio, net ne dėl santykio, dėl mamos. Ir man tai buvo tikrai kažkas labai didelio ir labai daug. Ir būtent šitą pajautimą, šitą suvokimą, šitą gydymą aš gavau labai stiprų per vyrus musulmonus. Ir aš netgi atsispausdinau vieną hadisą. Hadisai tai pranašo Muhamedo, tebūnie jam Dievo ramybė ir palaiminimai, pamokymai. Ir vienas iš jų, vyras atėjo pas pranašą ir tarė, o Dievo pasiuntiny, kuris iš žmonių yra labiausiai vertas mano draugystės, mano laiko. Ir pranašas pasakė, tavo motina. Vyras paklausė, o kas sekantis, kas tada? Pranašas vėl jam atsakė, tada tavo motina. Vyras paklausė trečią kartą, tai kas po motinos, kas tada? Ir pranašas dar kartą atsakė, tada tavo motina. Vyras vėl paklausė, o kas toliau, kas sekantis? Ir pranašas pasakė, tada tavo tėvas. Tai net jų visoje religijoje, visame kraujyje, visame gyvenime motina nėra, kad sudievinta ar neliečiama, bet tiesiog jų gyvenime yra kaip gyvenimo dalis. Pas juos motina yra, tiesiog jinai yra. Ir grįžus iš kelionės, važiavau su keliom moterim, kurios buvo iš pajūrio namo, ir vieną užvežėm į jos namus, ir kieme pasirodė tos moters mama. Ji priėjo ir apsikabino dukrą, ir man kažkoks vyko lūžis labai stiprus, nes grįžus namo, aš lygiai tą pačią dieną supakavau dovaną savo mamai. Mano mama gyvena Vokietijoje ir išsiunčiau jai dovanas gimtadienio ir motinos dienos proga. Ir, žinot, galvoju, kiek visiškai neneigiu psichoterapijos ir tų kelių, kuriuos nuėjau. Ir kaip mano kolegė ir mano terapeutė Irena Bulotienė sako, žinai, Juste, tu jau labai daug iki tol buvai padarius ir matyt, jau buvai pasiruošusi šitam kitokiam santykiui, net ne santykiui, kitokiam atsinešimui į savo mamą iš mano vidaus. Ir šitoje kelionėje Deivė Hathor mane apdovanojo visiškai kitais dalykais, negu aš tikėjausi ir negu įsivaizdavau, kaip malonumai, muzika, šokiai. Šitų tikrai netruko. Bet aš gavau gerokai daug daugiau, negu galėjau įsivaizduoti. Ir dėl ko šiandien kalbu apie tą motinos žaizdą ir nepakankamumą, ir pasakoju savo istoriją. Nežinot, man yra svarbu. Man yra svarbu ne tik aš pati. Man yra svarbu kiekviena mano draugė, kiekviena moteris sutikta kelionėje, seminare ar bet kur kitur, nes labai gerai suvokiu ir labai aiškiai matau, skauda. Kaip iš tiesų skauda, kaip neišdrįstat gyventi. Kaip amžinai lyginuos su kitomis.
Kaip amžinai jaučiu kažkokią tai gėdą, kaip nepakankamai, negerai, netobulai, negražiai ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar tokią kažkokią irgi jaučiu vidinę frustraciją. Mano mama nežiūri to laivo, bet jeigu kažkas žiūri iš pažįstamų arba žiūrės iš pažįstamų, tai papasakos. Ir jau visa istorija sukasi galvoje apie šitą, apie nepakankamumą, apie kalties nuolatinį tokį jausmą. Ir tuo pačiu kita mano dalis suvokia, kad nevalia tylėti. Nevalia tylėti ir lygiai taip pat nevalia kaltinti savo mamų už viską. Kad pats laikas prisimti atsakomybę, pats laikas pripažinti, pats laikas lysti į šitą skausmą, kur skauda, išskaudėti, atsistoti ir keliauti, atsistoti ir gyventi, atsistoti ir eiti iš tų toksiškų santykių, nes jie irgi yra apie santykį su mama, net toksiški santykiai su partneriu yra apie toksišką santykį su mama, nes nėra visiška tiesa, kad visada moteris išsirenka vyrą tokį pat kaip tėvas. Mano asmeninė istorija ir tikrai draugių ne vienos esu girdėjusi istoriją, kad vyrai išsirenkam tokį kaip mama. Ir savo buvusi toksišką santykį su mama perkeliam į savo santuoką, į savo partnerį, į savo santykių su partneriu. Ir tik tai gydydamas žaizdą, atpažindamas ten, kur skauda, apie ką skauda, kur įvykęs perkelimas į partnerį, gydo, nepaisant to, kad tikrai labai skauda. Nepaisant to, kad kartais norisi atžinoti ir geriau būčiau net nelindusi ten. Pats laikas rūpintis savo emociniu pasauliu, pats laikas brėžti labai aiškias ribas, pats laikas nebeprisimti atsakomybės už kitų žmonių jausmus, už kitų žmonių interpretacijas, už kitų žmonių pasakojimas istorijas apie mus, apie tai, kaip jie mato ir įsivaizduoja, kas vyko, kas buvo. Kodėl aš tai sakau, nes aš labai linkus buvau tai daryti. Visada save šuk, apsikaltinti, apsiplakti, kad, kažkaip, pasielgiau ir ta moteris, ar ten moteris dažniausiai pagalvoja, kad, apie mane taip. Ir tik tai labai gerai įsigilinus ir pripažinus savo, kad suvokiu, kad tai net ne apie tą moterį. Kad per šitą moterį aš matau, kaip kaltina mane mama. Vidinė mama. Ir nepaisant to, ar mūsų mamos yra gyvos, ar jos jau yra iškeliavę, jos bet kokiu atveju veikia ir veiks mūsų gyvenimus. Tiesiog yra dalykų, kurie veikia mus nesąmoningai ir yra dalykų, kuomet mes tiesiog atpažįstam apie ką. Aš atpažįstu apie ką yra mano viena ar kita žaizda, vienas ar kitas skausmas, viena ar kita automatinė reakcija. Ir taip galiu gydyti, taip galiu sveikti. Ir tais momentais, kuomet aš pati galvoju, kad kiek čia galima ir kam čia reikia ir iš vis, ir dabar kam čia kalbu, gal greičiausiai kažkuri mano dalis ten labai giliai sako, reikėtų ištrinti. Aš suvokiu, kad tai darau dėl savo dukros.
nes mano mamos santykis su jos mama, amžinatilsį mano močiutė, mano santykis su savo mama ir net ne pats santykis, kaip aš žiūriu. Galbūt mes ir kalbamės dabar ir skambinau, bet net jeigu tai būtų mano santykė ar bet ką nors kito santykė, kad ir nesikalbat, nes nubrėžėt aiškias labai ribas ir ten užblokavot visur įmanomai, bet vidinis santykis, vidinis atsinešimas į mamą įtakoja mano dukros atsinešimą į mane, mano dukros matymą manęs kaip mamos. Ir lygiai tas pats galioja jai, kaip būsimai mamai. Ir turbūt dar vienas dalykas, dėl ko nusprendžiau, kad turiu kalbėti, nebetylėti, būtent yra mano dukra. Nes ji jau yra paauglė ir norėjau greitai surasti, bet nematau to lapelio. Gavau vakar sveikinimą motinos dienos proga ir tai nebuvo klasikinis eilėraštis, nurašytas iš vadovėlio. Tai buvo laiškas ant popieriuko, kuriame jį dėkojo už momentus, kuomet aš buvau šalia, už tuos momentus, kuomet ji liūdėjo ir aš ją apsikabinau, už tuos momentus, kad ji galėjo man pasisakyti. Ir aš suvokiu, kad lygiai to paties amžiaus aš būdama dukra, aš to negalėjau. Tiesiog. Ir čia nuėmu visus šitos kaltinimus ir visas istorijas, tiesiog patį faktą. Ir tai, kad motinos žaizda įtakoja kiekvieną dieną, nuneigti negalima. Bet dar kartą noriu priminti, kad kaltinti, kad viskas dėl mamos irgi negalima. Todėl gegužės 17 dieną vakarą, tiksliau, kviečiu į online webinarą, kuriame iš tiesų nelysiu daug į mamos žaizdą, bet turėsim galimybę panagrinėti, patyrinėti savo nepakankamumą, savo nepakankamas dalis, kur save norime pamažinti, nutildyti, susiaurinti, kūno dalis netgi, kurios galvojame, kad galėtų būti kitokios, trumpesnė nosis, netoks aštrus garsus balsas, mažesnis pilvas ir taip toliau ir panašiai. Tai gegužės 17 vakarą tiesiog kviečiu online dirbtuvės, aš esu pakankama, kas negalėsi dalyvauti online gyvai, bus įrašas, kurį paliksiu ilgam ir amžinai. Ir žinot, būkim tos moteris, kurios... Ačiū Eglė, dėkui tau, kad kalbi. Ačiū Eglė, kad klausai. Būkim tos moteris, kurios nebebijo. Būkim tos moteris, kurioms nebėra gėda. Būkim tos moteris, kurios būsim pavyzdžių savo dukrom. Nes ir taip akivaizdu, kad galim kalbėti nekalbėję, bet iš esmės tai
mūsų dukros, mūsų vaikai ir sūnus tuo pačiu kopijuoja mūsų elgesį, mūsų balso toną, veido mimikas, o šakės apie veido mimikas. Nežinau, dabar prieš metus, o gal net jau porą veidrodį pamačiau save, bet iš tiesų tai pamačiau savo mamą ir galvojau šakės. Nu, aš dažausi lygiai taip pat, su tokia pat veido mimika, kaip dažydavos mano mama. Ir būkim tos moteris, kurios net atpažindamos tokius dalykus nebeplaka ir nebekalba, kad ir aš vėl panaši savo mamą, ir aš vėl darau taip, ir aš vėl sakau taip. Kad pastebėtumėm, galbūt net nusijuoktumėm, arba pasakočiau aš, kaip aš, istoriją, su šypsena. Ir kad tie dalykai, tie elgesio modeliai, kūno stotas, apskritai begalė dalykų, ir ne, ir psichologai, ir psichoterapeutai sako, kad galim sakyti, ką norim, jie vis tiek nukopijuos, ir labai daugelis mamų turbūt sako, aš jau kaip aš niekada nebus tokia kaip mano mama, jau kaip aš taip nesielgsiu ir kaip nerėksiu taip ant vaiko ir nevartosiu tų žodžių, ir labą dieną praeina 10 metų ten ar kiek po tavo vaiko gimimo, ir žiūrėk, kad sakai lygiai tos pačius žodžius. Tai, būkim tos moteris, kurios atpažįstam ir nebedarom daugiau. O jeigu darom, nebeplakam savęs. Bet tam, kad neplakti, tam, kad nebedaryti arba keisti, pirmiausia, reikia pripažinti. Pirmiausia, reikia pripažinti, atpažinti, eiti į tai ir po truputį keisis. Taip, po truputį keisis. Ir čia prisispausdinau tų lapų ir nieko aš apie iš tos lapus nepaskaičiau ir nieko nepasakiau. Ir jaučiu, kad gavosi tiesiog mano pasidalinimas apie prisėmimą savo gyvenimą, savo rankas. Ir jo, vat tą jausmą, kad aš neturiu gerbti, bet aš tiesiog gerbiu, aš jaučiu dėkingumą, su tuo jausmu atėjo ir mano dalinis tikėjimas ir pasitikėjimas savimi. Su tuo jausmu aš turbūt išdrįsau ir šiandien kalbėti. Su tuo jausmu aš jau pradėjau organizuoti keliones į Egiptą. Su tuo jausmu aš suvokiu, kad gana slėptis už kitų lektorių, mokytojų, vedlių, ir kad esu pakankama pati daryti, pati vesti, pati laikyti už rankos. Ir su tuo jausmu aš turiu pakankamai savo vidinės jėgos, savo stiprybės, stuburą,
būti ta, kuri palaiko, būti ta, kuri gali būti šalia, būti ta, kuri gali vesti, būti ta, kuri galbūt netgi šiuo laivu įkvėps kažkurią tai moterį imti ir padaryti vieną mažą žingsnį. Ir tas vienas mažas žingsnis bus begaliniai daug, begaliniai daug. Todėl, protėviai ir turi įtakos. Labai ačiū, Gintarė, kad priminė apie protėvius. Protėviai turi įtakos tiek, kiek, dabar greitai suformuluosiu, tiek, kiek jie turėjo įtakos mūsų seneliams, ar ne? Seneliai turėjo mūsų tėvams, tėvai turi mums. Ir kas man labai dar patinka ir padeda darbe, mano asmeninėme darbe su motina žaizda, tai tas žinojimas, iš kokios šeimos yra atėjusi mano mama. Ir tas žinojimas, iš kokios šeimos santykių, iš kokio laikotarpio atėjo mano močiutė, kur ir kaip augo. Ir tas suvokimas, kad davė taip, kaip galėjo pagal tą laikotarpį, ar ne, ir elgėsi taip, kaip galėjo, ir taip persiduoda, visas šitas momentas labai palengvina sveikimą ir atsinešimą į mamą ir automatiškai apie nepakankamumą, ar ne, nes šiandien tik apie nepakankamumą. Tai protėvių įtaka yra tokia. Įtakoja mamą, mama įtakoja mus, mes įtakojam dukrą, arba darom su tuo, ką nors, arba nedarom. Aš asmeniškai nelendu į hipnozės ir reinkarnacijas ir taip toliau ir panašiai. Yra kas tikrai dirba su tuo. Tai ne mano interesų sritis. Bet ką aš praktikuoju, bet čia yra tiesiog tik mano asmeninis pasidalinimas. Aš visada, kuomet nuvažiuoju ant kapų, tiksliau visada, kada važiuoju į tą pusę, kur yra mano mamos tėvai palaidoti ir mano tėčio tėvai, aš visada nuvažiuoju ant kapų ir visada dėkoju. Visada dėkoju už mano tėvus. Ir visada prašau jų palaiminimo. Nes suvokiu, kad jie padarė geriausiai, ką galėjo, geriausiai, kaip įsivaizdavo. Ir visos šitos žaizdos, visos šitos traumas, visos istorijos, tai nutiko geriausiai, kas galėjo nutikti. Ir viskas. Šeimos konsteliacijos, mačiau, tarp kitko, Vaida Petrokienė prisijungusi, Vaida turbūt gal jau ir darai šeimos konsteliacijas, tai ten ir lenda. Ir galima pasižiūrėti, kaip ten kas įtako ir kaip kas vyksta. Vaida, jeigu galėsi, brūkštelk man, tikrai galėsiu tave parekomenduoti. Tai yra kas dirba su tuo ir yra kas daro, tai nėra mano sritis. Aš tiesiog savo lauke apsiriboju kapų lankymo ne su baime, ne dėl to, kad reikia, bet dėl to, kad padėkoti. Mano vidinis tiesiog yra toks. Tarp kitko, tai irgi šitą požiūrį nemažai pakeitė Egiptas, nes Egipte yra karalių slėnis ir karalienių slėnis. Ką tai reiškia? Tai yra kapai. Karalių faraonų ir karalienių faraonų žmonių kapai. Ir mes einam, fotografuojam, darom selfius, Tutanchamono kapą lankom, nes čia vienas iš žymiausių, ir važiuojam į muziejų, Egipto muziejų, Kaire, ar ne, ten visus, kiek ten tų tūkstančių auksų ir brangenybių apžiūrėti ir fotografuojam,
dedam į visus Facebookus ir Instagramus. Ir kažkodėl tai, kai nuvažiavame savo kapus, pajaučiam savo senelių, artimųjų kapus, pajaučiam tokį, aš pajausdavau, tokį truputėlį nejaukumą, čia gal tą kapą net fotografuoti, nelabai čia kažkaip, nes ten vėlės, dar kas nors tai. Ir turbūt po Egipto aš taip irgi pradėjau žiūrėti truputėlį paprasčiau į visą šitą dalyką ir priimti, lankyti tiesiog kaip mano tėvų tėvus ir jiems dėkoti. Ir viskas. Ina rašo, kaip gerai, kad matai savo pasiektus gyvenimo skirtumus tarp savęs ir savo mamos, tarp savęs ir savo dukros. Kažkas turi gyti tiek išminties, kad nustoti mėtyti karštą bulvę iš kartos. Oi, kaip čia man neatsidaro visą žinutę. Iš kartos į kartą. Jo, Ina, ačiū už tavo žinutę ir, žinai, tai nebuvo lengva. Nėra lengvas tas mano kelias. Ir man nesigauna lengvi keliai. Džiaugiuosi tiem, kam gaunasi. Bet renkuosi apie tai kalbėti. Renkuosi dalintis, renkuosi būti tame atvira ir tai iš tikrųjų netgi augina mano tikėjimą savimi ir pasitikėjimą. Ir jeigu kažkuri iš jūsų nedrįsta, bijot daryti netgi tokį laivą, tai parašykit man, aš pabūsiu su jumis ir su jumis aš jį padarysiu. Va. Ir vis tiek aš galvoju, kad aš esu pakankama, nes išdrįsau šiandien būti čia, išdrįsau kalbėti viešai, išdrįsau kalbėti apie dalykus, apie kuriuos yra labai nepatogu kalbėti, nes išgirs, pamatys artimieji, giminės, draugai, kaimynai. Ir įsivaizdavimas, kad jie kalbės, nesgi, o ką pasakys kaimynas, ar ne, iš kur išmokti, jau labai įdomu, ką pasakys kaimynas. Šaržuoju aš truputėlį, bet žinot, varom. Kaip Linda, tu rašei man pradžioje, kad jūs te varyk, tai aš varau ir varykim kartu. Varykim kartu, nes gydydama save, mes gydom ne tik save, savo dukras, savo, man atsinešimą, aš nežinau, rusiškai, turbūt atnašenėje į mamą. Bet gydom ir savo draugės, savo kaimynės, visas moteris. Aš nesu feministė, aš labai už vyrus, bet šiandien apie tai. Todėl varykim ir dėl savęs, ir dėl dukrų, ir dėl draugių, ir dėl visų pasaulio moterų. Nes mes esame pakankamos. Būti tokios, kokios esam. Ačiū, kas buvot. Ačiū, kas būsit. Kadangi jau taip pradėjau atvirumo temą, tai būsiu dėkinga, jeigu parašysite ar komentarą po video, ar man asmeninę žinutę, ar laišką, ar skambutį, apie ką, kokią temą norėtumėt, kad pasidalinčiau, kokią temą norėtumėt, kad kalbėčiau. Nesvarbu, kad šitų lapų yra prispausinta, paspalvota, nieko neatsiverčiau. Tai
Jeigu jums okei, kad aš kalbu taip, kaip kalbu ir dalinuosi taip, kaip aš dalinuosi, tai būsiu dėkinga už palaikymą, už žinutes, už temas, kuriomis norėtumėt, kad aš pasidalinčiau, o galbūt žmonės, kurias norėtumėt, kad aš pakvieščiau pasikalbėti. Ir šį gražų, netoks iš tikrųjų ir gražus, lietingą pirmadienio vakarą. Ačiū, kas buvot, ačiū, kas būsit. Ir susimatom, susirašom. Ir laukit iš manęs gegužę 10 dieną naujienos. Neišduosiu kas, bet pati labai nekantrauju pasidalinti. Va. Tai gražaus vakaro ir susimatysim. Labai ačiū, kas buvot.